Na ir labą vakarėlį. Taip, šiandien tik grįžau į Skirvytis. Ir jau žadėjau tikrai niekar nebevaryti. Bet draugėlis dar užmasena. Nu ir galvoju tik tuo. Tuostubų uždarimo. Ta paskutinį žvejybėlį. Nes paskui čia artimiausių laikų. Gal nelabai dar nusimato čia tų žvejybų. Tai tik tuo daug energijos aš neturiu. Bet pamėginsim panaktinėti. Kažkon pagaudyti paskutinį karstą. Čia prie Ventos buvau prieš kaip porą savaitėlių. Nu tada naktį man sukėba žiobrė. Kažko ungurių. Čia vienas toks kolega varo į savaitę po kelis kartus. Kažkokių jau ungurių, sakmėnis laikiau, daugiau nebepapau. Keista. Taip visai nebepapalonu. Šamuka irgi tik nebegala. Tai nežinau, tiesiog bet kom. Tai vakar mums buvo, tai lyną pagavo 3 kilų. Čia jau sakykime bonusus, kas netikėta. Žiobrį pagavo. Tai ir mes mėginsim. Bet kom mėginsime pabūti. Naktikė. Kas čia gausias, tas jau gausias. Kažkas. Nu, šiandien dar tik šilta naktis, rytoj jau atšalėjama roda. Šitik šilt naktelė. Praeitsik panaš buvo. Gali būt, ko vėl žiobrė suvydės. Keista, vasaros metu žiobrį gaudyti. Žiobris šiaip būdavo pavasarinis užsiėmėms. Nu, bet smagu, kad kažkas keptų. Belekas. Jeigu kimba, bet tik kimba. Tai bandys man. Tokio pačio veitelė.
Tai buvo, kol susirišau meškerytis ir jau sutema beveik. Anksti jau temst. Pusi 10 ir jau 10 turbūt jau bus visiškai tamsu, baigės vasarėlį. Dar atrodo ne taip seniai tik 11 temdavo. O dabar jau pus 10 jau reik šveiselės dėti. Koks čia širėda namėgta. O, vieni kit meškį ir padaužą. Paskutinė šilta naktis. Dabar jau rodo ryto atšalimą. Keliauja užmest šaminę. Meškerį čia vis laik pašonę veina užmetu, kad netrukdytų ten mums žvejoti. Jau draugeliu užkėba šamoks. Jo, čia kažkaip nedidelių šamokų. Dažna kabaliuoja seniai čia. Nedaug. Lenkiški naktinės liko stumbesnė. Ganėtina stumbesnė negu lietuviški. Nežinau. Netur neįsakau dabar prasivalyti. Negalvojau, kad tas nendris date bus sužėlus. Būdavo normalus tarpėlis, o dabar nendrins. Kas man viskas. Nu, žodžiu, užmečiau kabustę. Grįžtam į bazę. Bazė. Turėlė tik šveit.
Katron judan. Rodon. Dabar kun tik irgi, bet toks leidžiam, nekatėm. Tai kur jau turim tesnių, palinkėjom, vat, aikštę tebe judame. Jo, kažkas dar bekrebždėm, bet visi krebždėm. Lendinta. Jaučiau, kad erkis nukam greičiausia krūvą, kur avilo. Na rimtai čia šiandieną. Ta vyksta reikala. Dar. Ūsuotis. Kiek, nu čia tokių mažiokų ir rupūžinių. Turėjais gyvuoti. Šamenį. Kodėl tu tėvų nepakveiti. Maži tai šamuka draskas leikus. Un to dėdėl kablį tai išlesaniai. Patomp, nutomp. Ir nieka. Čia tų mažiukų įmatyt ganėtina. Tai kortai tėvanų. Kod nepasirodo. Nu šį sezoną kolega viens čia ištraukė. Tai ne visai to veito, bet kito veito ant gauda, bet čia netoli. Kažkaip 100 metrų. Nu išlopo šamą. Gerą. A man tik kažko mažylė. Ši naktis aplama kažkokia gan rami. Pušamoka pasikabeno. Nu įda čia tų patimčiojimų, pabimčiojimų. Bet nei žiobrė nepasirodė šį kartą. Ungurė kažkuo napsirodo čia. Jo. Kažkuo reiks mus palsėti jau nuo tų žvejybų. Jau išsisėmiau. Ir sėkmės faktorius jau visiškai nebelyd. Pastaruosius žvejybos. Reik mus pertraukėlį
padaryti. Ir dabar bus darbų. Čia vasaros kas čia belek por savaičių. Ir artimiausių laikų čia kokie veina žvejai bėgi, jie kokie šies. Nu ir kas, dėdė rudinėlis pareina. O kon dėdė rudinėlis reiškia? Žemupį karšę. Spret met nebuvo labai. Nei tas sezonas gers su karšės. Bet vėl bandys man. Vėl bandys man skirvyti, atmatą. Karšieka bandys man. Konda čia bandys man. Kažkam dar irgi įveina. Bent įveina. Su veinu karpininku. Turbūt reiks rudenį padaryti veiną rimtesnį žvejybą. Pasidėti ant karpiaus, pažiūrėti, kaip gauda rimti dėdis. Ne aš čia mėgėjas su sezoniukais. Tai pamėginti rimtesnį veiną, karpinį žvejybėlį padaryti. Karšę, karpę, kas daugiau. Linų dar reiktų nuvaryti. Čia kažkadagi būna nusukti vėjams. Dar kažkam tepės girdėjęs apie rugsėjį vedurį. Rugsėjį prieš atšalant orams dar suaktyvieniai keletą savaičių. Tai reikėtų da lyną pamėginti pagaudyti. Nu, da kokių Nemuno ungurių paieškoti. Tai da rudenį prajod pro Nemunėlį. Žodžiu, ir dar bus da ko veikti. Taip. Miniai šamukai. Mūsų didesnis. Bet pačių didžiųjų tepi net keliauna. Deja. Nu tai kona. Baiginėjom žvejybėlį. Šamukus pamaitinom. Čia tai mažiuką siauteniai čia. Sleikus tik nuėdinė. Taip. Nieka linksma. Nesisek. Kažkon padaraus čia be pagauti. Tai vot, paskelbėm nors nugalėtojai. Karšiaus spėjami. Buvo ten, kiek atsimenu, labai panašių artimų spėjimų, bet yra vienas ir tikslus. Spėjams atsakyms buvo 2 kg svėrė tas karšis. Ir žinau, kad kažkas taip buvo parašęs, bet nebeatsimenu, reikia dabar jau pažiūrėti. Susirasti. Tyli rami naktelė. Tokia atrodo nebloga. Galėjai daugiau judesiok čia užsukti, bet... Рекламу. Gera. Man neatrodė šito video. Komentarus man daug. Tiep. Ai, nu jo, Viktoras Timofejevas buvo labai arti, spėjo 2-3.
Kas čia dar. Mindaugas Janulaitis, Peiduveins, tai irgi buvo labai arti. Kažkas spėja dada. Nu. Taip, va, radau. Tai. Atspėja Egidijus Abromavičius 3256. Puiku, tikslus atsakyms. Tai susisiek su manim turbūt per Facebooką, jeigu turit. Ir susitarsiam, ką pišti jūsų prožektorių. O dabar čia esu pasidėjęs ant galvos prožektorių su anu šveitus. Kas čia pipsi. Nu ir ką? Susitinkam už kažkiek laiką sekančios žvejybos arba komentarus. Palaikinam ir pakomentuojam. Iki.